štai aš ir pakeliu į oro uostą. Beveik prabėgo metelį, kaip aš pernai metais rugsėjį nesėkmingai bandžiau perplaukti vieną iš Ocean 7 iššūkių, tai plaukimą per Katalinos sąsiaurį Los Andžele. Tuomet man nepavyko dėl daug nepalankių situacijų, bet šiais metais aš padariau išvadas, kaip ir minėjau, nepalieku palaidų galų ir ta mintis manęs vis nepaleido visus metus, kad man reikia pabaigti, nes darbas kaip ir pradėtas ir nepabaigtas, tai daug treniravausi iš tikrųjų ir grįžtu visą galvą stipresnis, padidinau savo plaukimo greitį, pagerinau techniką. Per pastarosius 4 mėnesius labai intensyviai ruošiausi, praplaukiau daugiau negu 600 km per treniruotės, tai manau šis kartas tikrai turėtų būti sėkmingas. Viliuosi, tikiuosi, aišku, ką gamta Matulė pasiūlys, čia jau loterija ir tikiuosi šią loteriją aš laimėsiu šiais metais. O kas priklauso nuo mano jėgų, padarysiu viską, kad šis plaukimas būtų sėkmingas ir dar įsirašyčiau vieną sąsiaurį, kuris yra, kaip minėjau, Ocean 7 sąraše. Ir taip po truputėlį perėteisiu prie dar vienos savo svajonės perplaukti 7 sudėtingiausius pasaulio sąsiaurius Ocean 7. Tai kol kas tiek, esu Vilniaus oro uoste. Registruosi skrydžiai, skrendu į Los Andželą, šįkart su profesionalia pagalba, su treneriais, kurie mane prižiūrės plaukimo metu. Ir ką, žiūrėsim, kaip mums seksis. Tai bus matyti. Trumpą reportažiuką. Kelionė prasideda, kaip visada, su mažais nesklandumais. Šįkart skrendam į Los Andželą jau be šeimos ir su profesionalais, su Nikolai. Bet kol kas nepavyksta dar nusigauti iki galutinio tikslo. Vilniuje didėja skrydį iš pradžio pusvalandžiai, iš Vilnius į Helsinkį, po to valandai ir po to gal ten 3 ir žodžiu sudegė skrydis. Turėjom skristi iš Vilnius į Helsinkį, po to iš Helsinkio į Los Andželą ir sudegė skrydis į Los Andželą, tai skridom į Helsinkį dabar. Tenka nakvoti Helsinkio oro uoste, viešbutuką gavom ir rytoj po nakvynės tada jau skrisim pagaliau galutinį tikslą. Bet eisim į pirtį, gavom rankšluosčius. Tai bus visai smagu. Einam du gražuoliai pasiplaukėt nuo ryto. Vakar atskridom po 10-11 valandų skrydžio, tokie visi nemiegoję, tai pavalgėm ir greit į lovą. Tai šiandien pasnaudėm, aišku, naktį nelabai miegojęs, dienas su naktim susimaišius. Ir einam šiandien pažiūrėti, kas gero jūrai. Gyvenam Los Andželė, Santa Monika, paplūdimy savo prie pat. Tai prasiplauksim su Nikolai šiandien 20 minučių vieną pusę, 20 minučių kitą pusę, porą kilometrų. Pasidarysim, pasipratinsim prie vandens. Ir rytoj startas. Tai va tiek. Ankstyvas rytas, Los Andželas, prasiplaukiau ką tik apie 2 kilometrus, tai rytinė mankšta, kad neprarasti vandenuko pojūčio. Taigi rytoj startas plaukt per Katalinos sąsiaurį. Trumpai kas tas Katalinos sąsiauris, tai sąsiauris skiriantis Katalinos salą ir Los Andželą. Tai sąsiauris, kurio ilgis yra tiesia linija iki žemynės dalies 33-34 kilometrai. Tai panašiai kaip Lamanšas. Tiek, kad gal porą laipsnių vanduo šiltesnis, šiuo metu apie 19-20 laipsnių vandenukas kažkur, gal šiek tiek daugiau prie krantą bus pačiam vidury, tai tikriausiai šiltesnis. Ir žodžiu, tai sakykim, Lamanšo analogas, sąsiauris, kuris papuola į Ocean 7, tai 7 sudėtingiausių, mirtiniausių sąsiaurių pasaulyje 7-etuką. Yra ikoninis plaukimas, pasižymi tuo, kad yra neprognozuojamos srovės. Katalinos sala yra ruonių sala ir ten yra baltų ryklių kaip ir draustinis toks. Tai, kadangi ryte labai sustiprėja bangos, tai plaukimas visada prasideda naktį, tai mes planuojam pradėti apie 9 valandą vakaro, tarp 9-10, kad kuo daugiau plaukti naktį, tai bus plaukimas naktį apie 8 valandas. Tai truputėlį toks yra nejaukumas, nes kai plauki
naktį nieko nesimato. Matos tik laivas, mažos švieselės, tau ant galvos uždeda irgi tokia žalia švieselė, kad matytų, ar tu vis dar vandens paviršiuje. Na ir kai tu žinai, kad pilna gyvūnų po tavimi, kurie nori tave suvalgyti vakarieniai, nelabai jauku, juolab, kad baltieji rykliai dažniausiai nemėgsta labai saulės, tai jie dienos metu plaukia maitinasi gilumoje, o naktį šiek tiek gali būti, kad kyla ir viršų paužkandžiauti. Tai... Bet nieko, aš tą psichologiją gerai sudėlioju, aš neskanus tiems gyvūnams, tai tikrai jie manęs nevalgys. Na ir ką, ir bandysiu perplaukti iš tikrųjų, tai šiek tiek neramu dėl tų srovių, nes pernai metais turėjau tą nemalonę patirtį, kad labai buvo nepalankios srovės, didelės bangos. Panašu, kad šiemet nebus tokių didelių bangų, nors dabar jos čia kaip ir nemažas, bet panašu, kad naktį nurims, taigi kuo daugiau plaukimo naktį. Na ir ką, dėliosimės dabar visus geliukus, užkandžius maistą. Aš šį kartą atsivežiau profesionalų pagalbą, tai nebe su draugais ir žmona, bet su žmonėm, kurie patyrė. Tai Jurgis ir Nikolai lydės mane laive. Du žmonės, todėl kad visada vienas turi būti ant denio. Jeigu kitą supykint ar kažkas, tai visada turi vienas būti stebėti mane, kad jeigu kažkas atsitiktų. Na žodžiu, dabar dėliosimės geliukus, užkandžius, maistą. Va, ruoniai išlenda. Abudu. Bėgam, bėgam, bėgam. O, kokie trisikėliai gražūs. Tai va, taip linksmai pradedam rytą. Na, pasiruošimo rytas. Tai, kaip visada, maitinimo planas. Buteliukai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Realiai 1 valandą nevalgau, tai čia po valandos, po pusantros, po 2, 2,5, 3, 3,5, 4 valandų. Tada pasikeičia kojekerio pamaina ir lygiai taip pat vėl. Čia į bazę eina maltodekstrinas, angliavandenį ir geliukai, va, kažkokie karbai, arba į pabaigą su kofeinu biškėlį, pirėlės vaikiškos, bananas koks nors, sakykim, va, bazė eina Martino geliukai su maltodekstrinu, magnis. Žodžiu, tai planas plaukti 16 valandų, tai pirmas 4 valandas, antras 4 valandas 8, tada 12 valandų, 16 valandų, tai viską sudėliojam, susipilstam ir pasirašymas bus baigtas, maistas suruoštas. Tai... Nervus raminės? Biškėlį, makalioja. Tokia labai viliojantis spalvelė gėrimą. Visada gali pasirinkti juodą. Bum bum. Aš tau sakau, žinok, tai jie galvos, kad tu tekilo gerai. Kofeinas su 2 aprašas. Nes tas galvoj buvo. Na ką, sėdam į bolidą. Šeimyninį super automobilį Mazda. Hebra pasiruošus paprakaituoti. Aš daugiausiai tikrai prakaituosiu, bet iškart pasiklausė Jurgis, ar aš agresyvus, jeigu manęs kažkas pyksta, ar ta puolu muštis, ar tiesiog draugiškas būtų. Tai susitarėm, kad aš nesimušiu ir leisiu man sakyti negražius dalykus, kad nesugalvočiau lipti laivą anksčiau laiko. Tai va, tai 2 variantai, arba į dugną, kas nepriimtina, arba į kitą krantą. Ne? Tik į rytus, į šiaurės rytus. Gerai. Na ką, mes jau prieplaukoje, susiradome kapitoną, susitikome kajekerius, vienas iš jų pažįstamas, mane lydėjo pernai metais. Taigi bandysiu pakartoti savo praeitų metų nepavykusį plaukimą ir suvesti galbūt sąskaitą su Katalina Sąsiauriu. Netrukus pajudėsime iš uosto, kažkaip laivas dar net laisintas, tai biški ne pagal planą. Tai tas nelabai faina, nes noriu išplaukti anksčiau, kad kuo daugiau plaukti naktį, nes ir stiprėja srovės ir sąlygos prastėja, tai kadangi aš pakankamai lėtai plaukiu, tai noriu kuo greičiau startuoti. Na, bet laukiam, nieko negaliu pakeisti, tikiuosi tas pavėlavęs šitas startas neįtakos mano plaukimo. Vėjas kyla, tikiuosi ir bangos ir srovės bus taip pat palankios. Krantą planuoju pasiekti 10-15 valandų, na tai
tuoj bus startas ir tikiuosi kitame krante susimatyti. Paliko už pagrindinį kamermeną, tai pasižiūrim, kaip tas laivas atrodo. Taip, čia pagrindinis denis, kuris kilnojas, eina. Čia yra maistas. Čia yra maistas, čia yra virtuvė. Mums čia galės valgyti kažką, jeigu mes nešersim žuvų per bortą. Tai jo. Sakė, turi labai jautrius tualetus. Pats jautriausias dalykas yra tualetai, bet labai geri tualetai ten susileidžia su pedalu. Tai va, čia yra varpelis, dar nepaaiškino, ką su juo daryti. Čia mūsų du kajakai. Džonas ir Patrikas. Džonas ir Patrikas. Jo, Džonas va šitas vyrukas, jisai pernai lydėjo žmogų, kurį 3 metrų ryklys apkandžiojo. Tai biškai apie tai papasakoja, visai įdomu. Bet tikimės, kad mes šitos praktikos neturėsim. Laivas didelis, milžiniškas. Yra apatinis denis, tylioji vieta. Kas keisčiausia, Los Andžele ir Kalifornija yra leidžiama marihuaną turėti, bet, pavyzdžiui, čia yra galioja federaliniai įstatymai, tai tu negali čia turėti jokių narkotinių medžiagų. Tai va, perspėjau. Ne tai, kad mums čia labai rūpėtų, bet tiesiog būtinau. Tai va. Ir mes dabar plaukiam į Kapelino salą, kuri jau matosi. Ten toli kalnai, nežinau. Tai va, eisim, parodysiu. Tai čia mūsų kambarys. Mūsų kambarys ir opa! Čia sakė, priekyje mažiausiai supa. Nors aš nenoriu to girdėti, bet sako, kad mažiausiai supa. O, kaip viskas šiandien. Va. Pritėjom prie Kapelinos. Tarp šitos bangos, taip kad dabar suprastumėt, aš kilnojusiu kokius 3 metrus į apačią. Čia vat mes kalbam apie tą vaizdą, kurio negali kamera perduoti. Gėrio nuo saulės. Kaklą liktis tepiausi jau. Kaklą tepiausi su veidu kartu. Bet gal susigėrė. Nesvarbu, galit užtepti daugiau nebus. Kokios mintis? Tokias. Ne rimukas, bet viskas. Gal jūs turėjot kažkokią taktiką ir ją laikėtės? Arvidai, ir išbėgsi į aikštelę. Teks dar šį kartą. O paukšteliui? Paukštelį pastėps pats. Neleisi šitam nagų kišti. Plauk ir galvok. Antras aukštas. Все? Atrodai kaip, žinai, kaip išsitepęs, kaip Švarcas, žinai, tai kultūrizmo čempionatas. Žmonės žiūrės ir galvos, nu, durnelis grietinį išsitepė. Visas baltas. Gerai, atrodai. Swimmer ready? Давай, pavaryk. Yeah, on the dry land, we have some. All right. Jerry, we clear? All right. Should I step on this? Yeah, I'll tell you. Yep. Look at the water.
pirmą maitinimą. Šiaip pakankamai greitai spaudžia. Biškelį galvojam dar po valandos paspręsti klausimą, ar nereikėtų jam duoti signalą biškelį numesti greitį, nes per pirmą valandą įveikia 2,8 su viršum kilometrų, beveik 2,9. Tai va, maitinimas geras, suvalgė viską, tai geras ženklas. O tenai toli žiūrint, kur matosi toks šviesus dangus, tai yra Long Islando pašvaistė, ten biškelį dešiniau, kur iškiau galbūt matosi, tai yra uosto pašvaistė. Mes ieškome tokio raudono taško tolimam kairiajam krašte, tai yra Smugglers Beach, į kur mes turėtume atplaukti kaip ir finišo vietą. Na, apie šnipinėjimą. Čia yra alchemiko būrelis. Turim maždaug informaciją, net ne maždaug, tikslę turim informaciją, kiek Justas praranda skysčių per valandą. Tai pagal tai yra ruošiamas ir pats skysčių mišinys kiekvieno buteliuko, kad, kaip sakoma, ir neišpumptų kolega, ir skysčių gautų, ir medžiagų, ir angliavandenių, ir panašiai. Pakankamai ir ne per daug. Tie, kas plaukia ilgus atstumus, ultramaratonus, maratonus, žino, koks yra pilnumo jausmas finišavus, kai atrodo, kad, sako, pilvas kaip balionas. O ne, Nikola? Tylus alchemikas. Žino savo metą. Žiūrėjau, su nykščiu atmatavo. Tai va. Čia pacientas. Klientas. Justai, jau virš apie 11 kilometrų. Ką? 11 kilometrų su viršum. Jeigu pečių skauda, pasistenk taip toli nesiekti. Aštresnių kampų į vandenį ir geriau akcentuok grybšnio galą. Grybšnio galą iš tricepso dirk. Kaip petys? Gerai? Gerai laikaisi. Grįžo kadensas. Kadensas buvo biškelį pakrytęs, dabar biškelį atsigavai. Ir klausyk, už valandos turėtumėm turėti srovę palankę ir pradės mus labai stipriai nešti. Nu, arba taip, sakykime, stipriau į tą pusę, į kurią reikia. Maždaug už valandos, dabar mus sustumė iš kairės pusės, iš vakarų, bet už valandos pasisuks į nugarą ir pradės tave stumti iš nugaros. Gerai. Laikykis, davai varyk. Po to, kai kitas kajakeris keisis, pakeiskit vandenį, nes toks vaizdas, kad yra suraus vandens butelį. Tai mes dabar galim pakeisti. Nu, nesvarbu, kada nors, dabar negėrim. Gerai, gerai. Patrick. Yeah. He's... Feed, time to feed. Feed. I have a fruit puree for you. Gerai. Ką? Gerai. Situacija tokia, trečdalį įveikėm, bet tai, kad tu jauti, yra srovė į šoną. Dėl to taip atrodo, kad lėtai judam. Judi maždaug 1,5 kilometro per valandą greičiu. Taigi laikyk tai, ką dabar laikai, nesumažink. Ar tai kaltas srovė, kuri užpakalį bus? Ką? Nu tai va, nepasiteisino. Fruit puree. Nėra tokia stipri. Dabar mes gaunam į kairį bortą srovę. Taupyk jėgas.
Ir laukiam gerų žinių iš kapitono. Varyk, 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 šaunuolis. Svarbus stabilumas, Justai, stabilumas svarbiausia, stabiliai laikykis. Iki šviesos 3 maitinėlės. Patrikas out, Jonas in. Jonas pažįstamas Justinui jau antrus metus, tai manau, kad pakels nuotaiką. O vienas tokių įdomesnių faktų, iš tikrųjų, linkėjimai stiprios kartu komandai, tai kad Katalinos įveikimo laikai, jeigu lyginti vyrukų ir merginų yra geresni. Tai yra tiesiog dėl to, kad merginos yra ištvermingesnės ir dėl kūno kompozicijos suriame vandenyje turi pranašumą. Tai va, vyrukai, Vickės nėra ko auginti, nes raumenys, didelis svoris, mažame tūryje negarantuoja jums greičio vandenyje. Justai, pasagok kairę ranką, pasagok biškelį arčiau, ją dėk į vandenį ir gilyn labiau, gerai? Šitą nenuplaukiau? Jau. Aš tau per kitą feedą Jeigu nori kofeino ar kolos, mes perdavėm, ir akinius perdavėm. Pataupyk kairę ranką, giliau taiky, gerai, nesklojant vandens, šliopini per vandenį pastoviai. O šiaip šaunuolis, viskas, kadensas, žinok, bitė, puikiai. O, nauji akiniai dabar skrisi kaip raketa. Važiuojam. Op, davai. Nikolajus eina į pagalbą, biškelį pamotyvuot žmogelį. Maitinimo grafikai į 20 minučių, proporcijos maisto lieka tas pačios, tik tai maistas yra visas šiltas. Pagal Justo prašymą vanduo nukrito iki 20, už 2,5 valandų priplauksim tą vadinamą šelfą, kuriame dugnas labai staigiai kyla ir priekrantėse visas gilus vanduo, kuris yra žymiai šaltesnis, pakyla arčiau vandens paviršiaus ir temperatūra gali nukristi 2-4 laipsniais Celsijaus. Tai toks. Justas jau dabar sėdi už savo žinomumo ribų, kiek jisai gali plaukti. Testą blaivumo praėjo, prasme, net nemirktelėjęs, tai iš principo iš visų tokių psichologinių ženklų viskas yra gerai.
Dabar tik tai yra tai, kad jisai yra nežinomai teritorijoje, tokiam atstume, tokiam laike jis nėra buvęs vandenį, ypač tokios temperatūros, tai matysim. Šiaip iš tikrųjų dabar viskas priklauso nuo jo ir nuo jo psichologijos. Gerai, gavom biškelį medžiagos per telefonus iš jo namiškių, tai pradėsim feedinti žmogų žinutėmis iš jo miesto, iš jo aplinkos, tai nes dabar jau reikia. Gerai, transliacija iš vidaus laivo, nes čia turbūt vienintelė vieta, kur dar galima rasti pavėsį. Jau nuskambėjo negaliu, dar nenuskambėjo nenoriu. Ja, tai turbūt trauksim sunkią artileriją, tai žinutės iš namiškių. Jau tos tokios pariebintos, nes dabar yra tas momentas, per kurį reikia persiversti iš tikrųjų, nes jau tas Los Andželas ir taip arti ir taip toli iš tikrųjų. Kilnoja jis tą galvą, nori pasižiūrėti dar kažką. Buvo porą kartų kryptį pametęs, kas nėra geras ženklas, bet pats susivokė. Tai va. Nu, tokie jau dalykai, tie ultramaratonai, kad stumi tą sieną ir netiki, kiek tu nustumi. Kitą kartą žmogus abejoja savo jėgomis dėl to, kad suvokia, kiek jisai jau nustumė tą sieną. Ir galvoja, blemaškai, ar čia taip įmanoma. Gal aš sapnuoju, gal dar kažką. Klausai? Esi mylimiausias ir nepakartojamas žentas. Lauk greičiau, nes laukia virš kirtuko bliūdas. Žinai nuo ko? Palingavo galvą. Beast mode is on. Beast mode. Beveik 14 valandų. 14,5. Iš tikrųjų vienas dramatiškesnių momentų. Virš 4 km liko pati šalčiausia kanalo dalis, kai vandenyno dugnas stipriai kyla, stipriai seklėja ir tada labai šaltas vanduo stumiamas artėja prie paviršiaus ir tada labai stipriai krenta temperatūra, kokiais 4-5 laipsniais priklausom. Justas tą žino, iš kitos pusės, na, kaip jau nuovargis daro savo. Turim ryklį, ryklio situaciją. Įgula stebi. Bandysiu parodyti. Dydis neaiškus, nes labai didelė distancija ir nesimato antro kanako. Čia gali būti įvairių formų tie galiniai pilakai, jie gali būti tokie pailgėję ir panašiai. Bet situacija kaip situacija, dabar lauksime instruktažo iš kapitono. Irkis toliau! Irkis toliau! Kerta mūsų plaukimo trajektoriją. Tai dėl to ir žiūrė. Čia neaišku, kas toksai paukštis. Aš filmuoju. Disappeared. No sight. I wasn't seeing like tail. No tail actually. That was, could it be a whale? Sunfish. Well, the fin black, but no. Gerai, greitai čia, nes tuoj maitinsimės. Tikėkimės. Viskas yra gerai.
Metrikos visos gerai. Stebėtojai neturi jokių priežasčių jaudintis dėl jo sveikatos ar panašiai, kad dėl ko jie norėtų nutraukti plaukimą. Technika, ką tu gali deliverint po 15 valandų, irgi yra gerai. Tualeto reikalai gerai, ko nori žino, ko nenori irgi žino, nenori šitų buteliukų, nori kietų buteliukų, nenori valgyti, nori to valgyti. Viskas yra gerai. Vienas yra dalykas, jis pakelia galvą, sako, aš negaliu. Ir nuleidžia galvą ir toliau plaukia. Jis žmogus su geležiniais nervais, kaustikais platina ir dar inkrustuoto deimantais. Čia verta žavėtis. Mes tik tai bandom jam padėti. Padaryti tai, ką jis nori padaryti. Dabar pasipana pakankamai gerą makalinę ir tą žydrą kepuraitę. Pakankamai. Einam matyti. Žodžiu, liko 1,8 km. 1,8 km jisai šaukia ant to vandens, muša tą vandenį, bet plaukia į priekį. Beveik 19 valandų vandenį. Čia dabar sprendžiasi, arba bus baigta, arba bus iki galo. Davai! Nu, už 1 minutės bus 20 valandų plaukimo. 20 valandų plaukimo, Karlai. Sick. Liko 0,84 jūrinės mylios. Na tai, sakykime, kilometras su biškeliu. Rankos dreba, gulys. Pirmas lietuvis, perplaukiau Kataliną sąsiaurį. Aš tikrai dar. And then, yeah, Bear hug of the observer. Best observer in the world. I know. Mama bear hug. Jula, I'm finished Catalina channel too. Can you Shower hug me? shivering like that. We were thinking to offer you 2 ways, but I thought my life is more valuable. Yeah, makes sense. It's too hot, yeah. 94.6. In Celsius? No. Otherwise, your brain is coming out of your ears. O kaip apsdėlė, mane myli, I totally think. Sveiki, nu ką, grįžau iš Los Andželo ir rašinėjau vaizdą įrašą, truputėlį mes susistovėjo man visos mintis apie plaukimą, tai šį kartą taip su šypsena ėjau į tą pačią vietą filmuoti, ką filmavau pernai metais filmuką, papasakoti apie savo nesėkmingą plaukimą, tai šį kartą jau su šypsena veide, noriu viską apibendrinti. Šį kartą tikrai perplaukiau Katalinos sąsiaurį iš antrą kartą ir suvedžiu savo nebaigtus reikalus ir sąstas su šio klastingu sąsiauriu. Tai šiek tiek apie plaukimą. Na, kaip ir tikėtas, iš tikrųjų, nustebino mane ir iššokos į vandenį apie 9:30 vakare vietiniu laiku.
vanduo mane nustebino, bet jis pakankamai šiltas buvo, tai toks komforto zono ir po pirmų 20 minučių susigyvenau su tamsa. Na ir pradėjau gan sparčiai plaukti, iš tikrųjų palaikiau gerą tempą, taip su šypsena veide, nes kiekvienu grybšniu atsirado liuminescencinė tokia mėlyna švieselės, tokias kaip gal nuo planktono, tai kiekvienu grybšniu tikrai įspūdingi vaizdai buvo, sakykime, kurie toks kaip aureolė aplink ranką tau švyti mėlynas švieselės, tai plaukiau ir mėgavausi. Na ir pirmas kokias 2-3 valandas, sakykime, tikrai palaikiau gerą tempą ir po to kaip jau mane lydintis kajakeris, kuris pernai metais mane lydėjo Džonas, pasakė Įgulai, sako, jeigu jis taip toliau plauks, tai sako, čia turėsim labai gerą laiką, 10 valandų, gal 12. Bet ir sako, tikrai matosi kaip diena ir naktis kitas žmogus, kas buvo pernai, tai tikrai vadinasi likau įvertintas ir tas įdėtas darbas ir daugelis tų treniruočių atsipirko, tai tikrai patobulėjau, pagerinau techniką, pridėjau greičio. Na, bet tada sąsiauris parodė savo dantukus ir staiga temperatūra pradėjo kristi. Aš galvoju, negi aš toksai, kaip sakau, silpnas šalčio klausimų. Visada kaip tik pasižymėjau tuo, kad man nešalta, juk grūdinus ledinė vandenyje ir ta prasme net šį kartą planuodami plaukimą net neplanavom karštų gėrimų. Sakau, pernai metais plaukiau ten, dabar dar sezonas mėnesio anksčiau, tai tikrai vanduo bus šiltas, nereikia man ten jokių arbatų, tai aš odai puola. Tai ir žiūriu kažkaip purtant, bet aš galvoju, sakai, čia gal nuovargį, gal dar kažką bandžiau nekreipti dėmesio, bet ilgainiui tas šaltis tiek darė savo, pradėjau lėtėti. Na, bet tai nepagrindinis faktorius, sakykime, dar tas šaltis čia kaip ir nieko, tas vanduo nukrito iki kokių tikriausiai 17, vietom gal 19, nu, tame tarpe svyravo, sunku pasakyti, nes iš apačios tarsi tokios šalto vandens srovės kaip kalas, sakau, į pilvą, tai net atrodo žandikulis surakina nuo to šalčio. Bet bėda pagrindinė pasidarė tai, kad pasitiko mane nepalanki srovė, priešais mane šoninė srovė, kintanti, bet kuriuo atveju ir ne mano naudai ir mane stabdanti. Na ir supratau, kad nieko gero čia nebus. Tai per pirmas tas 3 valandas sparčiai paplaukiau, nežinau, kiek gal 10 km kokį nuplaukiau, bet po to tarsi sustojau vietoj ir prasidėjo ilgas salinės plaukimas. Įgulą bandau klausti, kiek mes čia nuplaukėm, jie mane, aišku, kaip bandau kaip mažą vaiką šiek tiek apgauti, kad nesakyti gal tų tikrų skaičių, kad aš nenusivilčiau, neprarasčiau motyvacijos ir kad vis dar galvočiau, kad galiu pasiekti kitą krantą. Na, bet žodžiu, išaušo, pradėjo daryti šaltą, paprašiau gal vis kažką galite kokios arbatos sugalvoti, tai mano komanda tos arbatos davė, bet paduoda kajakerį, kol kajakeris sulaukia to maitinimo, ta arbata atšąla. Tai iš principo na, bet tai nieko tokio, sakykim, tą šaltį kaip ir pakenčiau, nebuvo taip, kad labai jau tragiškai šalta. Na, bet visą laiką kapojau prieš srovę ir žiūriu, kad aš vietoje stoviu, realiai žiūriu 12 valandų plaukiu. Esu per treniruotės ir praeitais metais ilgiausiai, kada plaukęs atvirame vandenyje, tai 10,5 netoli 11 valandų. Tai buvo mano tarsi lubos, kurias aš pasąmonėje užfiksavęs ir galvoju, nu, planavau plaukimą šitą per nuo 10-14 valandų, nu, galvoju 15 maisto buvom susiruošę 16 valandų. Na ir žodžiu, nu viskas vietoj stoviu ir viskas, tai realiai po 16 valandų plaukimo paklausiu, kur mes esam, nu tai nelabai mes nepasistumėję ten buvom, sunku man dabar pasakyti, nes kaip ir sakau, aš vandenyje biškai kitaip mačiau ir Įgula mane kaip mažą vaiką apgaudinėja, meluodamas stambus, kad vis dar tikėčiau savimi, kad nuplauksiu, na bet žodžiu, buvau dar gerokai tolinio kranto. Pradėjau klausinėti, ar čia aš baigsiu, ar nebaigsiu, kaip mažas vaikas, kad dar daug liko, bet esmė tokia, kad po 16-17 valandų plaukimo buvau maždaug, nežinau, gal kokias 5-7 mylias nuo kranto ir viskas, ir sustojau realiai, tai plaukimą baigiau per 21 valandą 28 minutės, tai pastarasis valandas, 5, nežinau, 6 valandas, tiesiog stovėjau realiai prie kranto per kelis kilometrus, matau krantą, ranka pasiekiamas, bet toks vaizdas iš vietos nejudu, vanduo dar labiau atvėso, pradėjo truputėlį galva suktis, lengvos haliucinacijos, vis pradėjau dvejoti savim, buvau vieną momentą sustojau, sakau, viskas nebegaliu, turiu šeimą, turiu vaikus, tikrai, prarasiu sąmonę, nes tikrai pradėjo suktis galva, dvėjintis akise ir galvoju, viskas užtenka ir komanda bandė mane apkalbėti, bet, nu, sako, tai yra tavo sprendimas, jeigu pasiduodi jūs, tai, sako, tai palėti kajaką arba laivo korpusą ir viskas, švilpukas ir plaukimas baigtas. Bet sako, tavo sprendimas, pagalvoju, ką tu darysi išlipęs, ar tada norėsi čia trečią sykį atvažiuoti. Nu, galvoju, gerai, dar pusvalandų, ką pradės skaudėti širdies plotą.
Plaukimo metu išgėriu 7 tabletes nuskausminamų ir vieną tokį jau labai stiprų, pavadinimą nepasakysiu, bet, kur tu iš principo gali ten su nulūžusią koją eiti. Nes tikrai labai skaudėjo visą kūną, pečius, rankos nebesikalnoja. Visgi paskaičiavus, jeigu mano grybšniai yra apie 54 per minutę, tai 21,5 valandos apie 70 000 grybšnių, tai kas gali iš tų rankų ir pečių likti po tokio krūvio. Tai, bet truputį įsivaizdavau, kad manęs laukia šeima prie kranto, bandžiau save visai motyvuoti, kad kaip tik nesenai skaičiau knygą, kad čia tik tai pusė tavo galimybių, viskas tavo galvoje, ir keikdamasis, pykdamas, burnodamas ant visų ir ant vandens, dasikapšiau iki to kranto ir ačiū Dievui pasiekiau sėkmingai. Išlipau savom kojom, neišliaužiau kaip ruonis ant smėlio, turėjau atplaukęs į krantą, pasiekęs Kalifornijos krantą, turėjau būtinai atsistoti ant sauso smėlio, iškelti rankas. Taip ir padariau. Ir pasiekiau savo tikslą, esu laimingas, savim patenkintas, taigi visos tos treniruotės atsipirko ir parodžiau savo charakterį, tą kartelę užkėliau gan aukštai, tai beveik 2 valandas išbūti vandenyje, neprilietus laivo, be hidrokostiumo ir sakykime, visą laiką irtis prieš srovę, tikrai yra ką veikti, tai Katalina šį kartą man parašė labai stiprų išbandymą ir sėkmės faktorius visiškai nusisuko kaip visada nuo manęs. Srovės visiškai nepalankios, nors planavo vidury plaukimo, kad bus pagalbinė srovė, kuri mane padės nešti, bet toli gražu to nebuvo. Tai tikrai dirbus nuo širdies ir atsipirko visas mano darbas, taigi esu labai laimingas ir dabar jau planuoju sekančius iššūkius, tai iki sekančius.